Antrasis kvėpavimo įrašas. Šiandien atliksime tą patį, tik praktiką darysime sėdint. Taigi atsisėskite, būtinai atsiremkite. Primenu, įkvėpimas per nosį, pilvą išpučiam kaip balioną, iškvepiam per burną, bambą spaudžiant į stuburą. Galite vieną ranką uždėti ant pilvo, kitą ant krūtinės, jeigu reikia pakontroliuoti. Įkvėpimas 4, iškvėpimas 4. Atliksim 10 ciklų, pasiruošiam, atsipalaiduojam ir važiuojam. Ir įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Ir įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Įkvėpimas per nosį. 2, 3, 4. Iškvepiam per burną. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Įkvepiam. 1, 2. Pilvas kaip balionas. Iškvepiam. 1, 2. Bambą spaudžiam į stuburą. Įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Ir įkvepiam, pilvas kaip balionas pučiasi, pučiasi, pučiasi. Iškvepiam, iškvepiam, bambą į stuburą. Ir įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2, 3, 4. Ir paskutinis. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam. 1, 2. Išspaudžiam visą orą. Atsipalaiduojam. Paleiskite kvėpavimą, nusiraminkite, kvėpuokite savo natūraliu būdu. Tai tokia antroji kvėpavimo praktika, kaip supratote, ją atlikti sėdint žymiai sunkiau, nes įsijungia pilvo preso raumenys. Bet šį pratimą galite atlikti bet kur ir bet kada, o ypač jis jums pagelbės prieš sunkius susitikimus ar kuomet reikia susikoncentruoti darbui. Tad sėkmės praktikuojant ir praneškite, ar padės.